Laikas knygai. Sveiki. Laikas knygai, o su jumis Jurgita Ramanauskienė. Antroji knyga, kurią šiandien trumpai apžvelgsiu, tai Klodo Šteinerio scenarijai, kuriais gyvena žmonės. Knyga priklauso leidyklos Vaga leidžiamai psichologijos serijai. Klodas Šteineris klinikinis psichologas bei transakcinės analizės specialistas. Nuo 1965 studijuojantis emocijų, ypač meilės, svarbą mūsų gyvenime. Rašo ir skaito paskaitą šią temą. Knygos autoriaus ir jo kolegos Eriko Berno išvystyta transakcinės analizės teorija ir pagrindinis jų įsitikinimas, kad žmonės gimsta princais ir princesėmis, tačiau tėvai paverčia juos varlėmis, prieštaravo fundamentaliam psichologijos principui, pagal kurį emocinių ir psichinių sutrikimų priežastys neva slypi žmogaus viduje. Leidykla Vaga yra išleidusi ir Eriko Berno knygą Žaidimai, kuriuo žaidžia žmonės, kuris susilaukė didelio susidomėjimo. Joje Erikas Bernas plačiam skaitytojų ratui pristato bendrus transakcinės analizės principus, atskleidžia ydingų žaidimų, kuriais žmonės traumuoja ir emociškai išnaudoja vienas kitą struktūrą. Abi šios knygos bus naudingos ir įdomios studijuojantiems psichologiją bei pasilgusiems gerų, o ne vadinamųjų savipagalbos ar popsinių psichologijos knygų. Scenarijai, kuriais gyvena žmonės, autorius plačiau paaiškina savo įsitikinimus, parodydamas, kad žmonės iš prigimties yra sveiki. Tačiau ankstyvaisiais gyvenimo metais susikuria tam tikrą teigiamą ir neigiamą aplinkinių įtaką paremtą elgesio modelį arba gyvenimo scenarijų. Taigi pasąmonėje vaikai nusprendžia, bus laimingi ar prislėgti, nugalėtojai ar pralaimėjusieji, stiprus ar priklausomi, ir visą likusį gyvenimą stengiasi šį sprendimą įgyvendinti. Pasirinkusių negatyvų scenarijų greičiausiai laukia pražūtingos pasekmės, nebent nepaprastas įvykis išprovokuoja sąmoningą sprendimą keistis, būdą, kurio remdamiesi galėtume perrašyti savo gyvenimo scenarijus ir pajusti daugiau pasitenkinimo bei pradėti gyventi prasmingai. Šiandien tiek, likite sveiki. Laikas knygai. Laidą pristato knygynų tinklas Vaga.